Sveiki, sveikinu jūs visus su atėjusiu rugsėju, su rudeniu. Nepriklausomai nuo to, ar patys grįžtam į kokius nors mokslus, ar turim vaikų, kurie grįžta į mokslus, ar tiesiog gyvenam toliau įprastų ritmų, tačiau visiems rugsėjais yra tokia nauja pradžia, visiems asocijuojasi su naujais tikslais, kaip ir panašiai kaip nauji metai tikriausiai tas jausmas toks atsineštas dar nuo mokyklos laikų, kad vis tik tai prasideda kažkas naujo. Ir aš rudens visą laiką laukiu su džiugesiu, po vasaros tokio energingo maratono. Ruduo man asocijuojasi su jaukumu, šiluma, ramiais tokiais vakarais namuose, kai už lango lyja ir vartant Avon katalogą. Rugsėjo mėnesio Avon katalogas yra beprotiškai gražus. Seniai iš tikrųjų tokio nebuvo ir nemačiau. Toks nuostabiai gražus blizgantis viršelis ir labai įspūdinga reklaminė kampanija kvapo, apie kurį netrukus pašnekėsime, su tokia, ryškia išskirtinė moterimi, stiliaus ikona. Tai šiandien aš ir norėsiu jums pristatyti pagrindinės, geriausius pasiūlymus iš katalogo. Kaip matot, pasižymėjau visko tikrai labai daug. Tiesiog atkreipti jūsų dėmesį kaip vartotojų dėmesį, kurios kainos yra labiausiai vertos jūsų dėmesio, kas tikrai apsimoka pirkėjui, bet tai truputėlį dar vėliau. Ir galim turbūt iš karto ir pradėti. Tai kaip jau ir pačiame viršelyje matom, išeina rugsėjo mėnesį, atsiranda ypatingas naujas kvapas iš Far Away linijos. Far Away tokia yra labai žinoma Avon linija kvepalų. Ir jūs matysit, atsinaujina visa ta linija. Visi anksčiau buvę buteliukai keičia savo formą, tai tarkim, klasikinis Far Away aromatas anksčiau atrodęs va šitaip, toksai buvo daugam įsimenamas su tokiu kutu gražiu medžiaginiu, dabar jo nebebus ir visi šios serijos aromatai bus supilstyti į tokius pačius buteliukus, iš esmės vienodus, tiesiog skirtingų spalvų. Bet noriu trumpai apžvelgti ir naujieną. Nepriklausomai nuo to, kad paprastai aš darau atskirą video, kuriame visas naujienas papasakoju, parodau išsamei, bet vis tiek pakalbėkim truputį apie naują šį kvapų į vandenį Far Away Shine. Paskaitysiu jo aprašymą tam, kad susidarytumėt truputėlį vaizdą. Nušviesk pasaulį rožinių pipirų ir auksinio muskuso spinduliais, rūpestingai glostančiais Isfahan rožės žiedlapius. Šiuos senovinius egzotiškus persų žiedus moteris naudoja grožiui daugiau nei 2000 metų ir garbina kaip vidinio nušvitimo simbolį. Tai pagrindinės tos natos, tai būtų rožiniai pipirai, auksinis muskusas ir būtent ta Isfahan rožė. Pats kvapas. Štai, taip atrodo dabar naujasis buteliukas. Šis būtent bus toksai geltonas, peršviečiamas ir matom Far Away Shine su tokiu, plasmasiniu, bet gražiai atrodančiu blizgiu kamšteliu. Ir apie patį kvapą. Pats kvapas yra labai moteriškas, labai, sakyčiau, elegantiškas, šiltas, labai šiltas, toks tikras rudeniškas kvapas. Tiek pats buteliukas, tiek kvapas man asocijuojasi su pasivaikščiojimu parke, kai visur krenta gražus auksiniai ir oranžiniai lapai. Kai oras truputėlį vėsta, toks kvapas kaip tik šildo, tie pipirai ir muskusas, jame tiek daug šilumos.
Na, o pagrindas tai ta rožės gėlinė tokia nata. Na ir aromatais priklauso, kaip ir visi Faraway serijos aromatai, jie priklauso tokiai rytų kategorijai, tai yra tokie rytietiški aromatai, turintys savyje sunkesnių tokių natų. Tai būtent šis aromatas būtų rytų ir gurma kategorija. Man asmeniškai tai yra prabangus kvapas tokiai savimi pasitikinčiai moteriai, tokiai brandžiai, bet ne amžiaus prasme, o savo asmenybės prasme susiformavusiai žinančiai, kas ji yra tokia ryškiai moteriai, kaip ir parodysiu jums tą reklaminį visą kompaniją. Štai šita nuotrauka yra skirta tradiciniam Faraway aromatui, o štai tokia būtent šiam Shine aromatai, tokia ryški, geltonai apsirėdžiusi, drąsi moteris. Tai toks ir yra tas kvapas, jis kartu yra elegantiškas ir labai šiltas, bet ir toks drąsus, užkabinantis. Labai puikus kvapas, labai tinkamas rudeniui. Ir dar vienas pastebėjimas jo, kad jis yra tikrai ilgai išliekantis. Tiesa, ant odos jis greitai netenka to savo aštrumo, bent jau ant mano odos, ir tampa toksai, tiesiog jaučiasi šiltas aromatas, tačiau sunku taip ryškiai jau suprasti, kuris čia tas Faraway aromatas, nes lieka tik tokia šiluma iš to kvapo, bet ant drabužių, tarkim, tikrai labai gerai išlieka ir ilgai jaučiasi, net ir kitą dieną paėmus, vakare nusirengus, ryte paėmus tuos pačius drabužius, kvapas vis dar juose yra jaučiamas. Tai šio kvapo kaina, turbūt visų Faraway aromatų bus tokia kaina, tuoj pasižiūrėsiu. Taip, yra 16,99. Ir ta kaina galioja visiems Faraway aromatams, tiek šiam naujam, tiek klasikiniam Faraway, Faraway Glamour, Faraway Rebel, Faraway Beyond the Moon. Taip, šitiems 5 turbūt aromatams 16,99. Ir turim dar vieną tokį papildomą pasiūlymą prie to kvapo. Tai yra lūpų dažai Luxe. Tai yra labai geri lūpų dažai iš premium serijos kosmetikos, tik už 4,90 įsigijus kažkuriuos kvepalus. Tai reiškia, kad įsigijus vieną aromatą, vieną buteliuką kvapiojo vandens, vienas iš lūpdažių jums kainuos tik 4,90, kai įprastinėje kaina yra 13,50. Tas kvapas. Ir aš pamiršau išsitraukti lūpų dažus, noriu jums parodyti porą atspalvių, kuriuos turiu. Labai greitai, atsiprašau, pasilenksiu. Štai čia. Va. Ir atrodo jie štai šitaip. Pati ir pakuotė tokia prabangi tų Luxe aromatų. Ir čia aš turiu Rose Silk. Taip, yra Rose Silk atspalvis. Jie yra kreminiai, minkštučiai, švelnučiai, drėkinantis lūpas. Nėra super ryškus. Sakyčiau, nepaisant to, kad spalvos yra ryškios, net ir ten tuoj parodysiu viena tokia raudona, bet jie vis tiek atrodo labai elegantiškai, tokie nėra iššaukiančiai ryškus. Ir kitas mano turimas yra Nude Slip, tai yra tiesiog labai graži nude spalva. Matot, tokie kreminiai, dar parodysiu. Labai tokie kreminiai ir drėkinantis tas lūpas. Ant lūpų labai jaučiasi lengvai, nesijaučia tokio apsunkimo, tokios kaip plevelės. Na ir galima rinktis iš 6 atspalvių skirtingų, vienas toks ryškus raudonas, violetinis ir visi tarpe tokie truputėlį kuklesni. Tai labai faini ir labai mano mėgstami lūpų dažai. Toliau keliaujam prie sekančių puslapių ir prie sekančių gerų pasiūlymų. Ir
nenoriu, kad video labai ilgai užtruktų, bet kai turiu pasižymėjus tiek visko, tai man reikia kalbėti pakankamai greitai ir skubiai. Daug šiame kataloge, pastaruoju metu katalogose daug yra tokių pasiūlymų, labai gera nuolaida perkant kitą gaminį iš katalogo. Būtent papasakosiu apie tokį pasiūlymą ir dabar. Ir noriu pasakyti, kad iš tikrųjų Avon konsultantui jam, kaip čia pasakyti, piniginės grąžos nuo tokių pasiūlymų yra mažiau ir uždarbis būna mažesnis paprastai. Tačiau klientui, aš negaliu neparodyti tiems, kurie žiūri video ir kurie nori sužinoti, kurios tas kainos jam kaip žmogui, kaip klientui yra pačias geriausios, tai aš tiesiog negaliu neparodyti ir nepasakyti, kad yra tokia proga įsigyti tokį gaminį, tokią kainą, tiesiog dėl kliento ir jo poreikių. Tai turim 14-15 puslapyje keletą gerų pasiūlymų, kurie yra taikomi būtent įsigijus kažkokį kitą gaminį iš katalogo. Pirmasis tai būtų veido emulsija su auksu ir protinoliu iš New linijos. Tai yra toksai geliukas, aš kiekvieno produkto netrauksiu ir nerodysiu, nes tiesiog be proto ilgai užtruks, tai tiesiog apibūdinu trumpai. Tai yra toksai gelinės konsistencijos, peršviečiamas, kremas, emulsija, naudojama vakare, iš esmės, ir joje yra tokių aukso blizgučių, jinai yra su auksu ir su protinoliu, kuris iš esmės skatina kolageno gamybą odoje ir veikia prieš senėjimą, prieš raukšles, lygina odą ir taip toliau. Ir kaina šios emulsijos įprastai yra 22,50, o čia mes turim pasiūlymą už 9,90 įsigijus bet kurį kitą gaminį iš katalogo. Tai tikrai gera kaina ir geras gaminys. Sekantis dabar mano favoritų sąraše tai yra plaukų serumas su argano aliejumi už 3,29 įsigijus kitą gaminį iš katalogo. Štai čia kaip tik jį turiu, todėl kad pati šiuo metu naudoju, matot, truputėlį sunaudota, taip trečdalis. Serumas puikus, labai jaučiasi skirtumas, kadangi mano plaukai yra labai daug dažyti, perdažyti ir ganėtinai išsausėję, tai pasitepus tuo serumu ar nepasitepus, ypatingai jaučiasi skirtumas galiukų būklėje, nes jis vis tik taip jis turi silikoną savyje. Ir tos galiukus užklijuoja, užlygina ir taip pat ir pats aliejus veikia glotninančiai ir tikrai tada tie plaukai gražiai blizga ir nėra išsipūtę galai. Sekantis pasiūlymas yra dviejų kvapų, vienas vyriškas, kitas moteriškas. Vyriškas tualetinis vanduo Today, Tomorrow, Always už 13,90, jo aš kvapo neatsimenu, bet atsimenu atsiliepimus, kad tai yra labai, kaip čia pasakyti, klasikinis kvapas, toks klasikinis vyriškas aromatas. O moteriškas Rare Gold aromatas už 9,99. Tai yra irgi toks romantiškas aromatas, pakankamai klasikinis, pakankamai toksai elegantiškas. Ir toksai šiltas, kurio natos yra apelsino žiedai, bergamotė ir prabangus gintaras, tai toks kvapas, čia galima, yra pakvepintas puslapis, galima pauostyti, šiltas, elegantiškas aromatas, moteriškas, toks tikrai ne iš gaivių. Verčiam kitą puslapį ir jau jame turime tokį sugrįžimą, tai yra lūpų dažai, Power Stay High Voltage Spark. Tai yra lūpų dažai ypatingai ilgo išlikimo, kurie sustingsta ant lūpų ir išlieka, viską gali išgyventi. Jeigu jums reikia lūpų dažų kažkokiam vakarėliui ar kažkur, kur nenorėsite nuolatos lūpų tų teplioti ir lyginti tenai, gražinti, tai yra pasirinkimas jums, todėl kad jie
puikiai sustingsta ir tada jau juos nuvalysi tik tai su aliejinio pagrindo valikliu ir tai reiks dar pasistengti, kad nuvalyt. Tai jie buvo pernai ar užpernai, dabar aš neatsimenu, išėję ir dingo iš katalogo, dabar tiesiog sugrįžo 5 pačios perkamiausios spalvos, viena iš jų yra man ant lūpų ir jų išskirtinė savybė yra tai, kad jie, būdami iš esmės matinio pagrindo ir sustingantis, turi savyje tokius ryškius blizgučius. Tai parodysiu. Ir matot, kaip blizga tie blizgučiai. Sustingus ant lūpų, jie iš pradžių truputėlį nesimato to blizgesio, bet sudėjus lūpas, taip kelis kartus, labai keistai aktyvuojasi tas blizgesys ir pasimato labai gražiai blizga ant lūpų. Tai čia būtų spalva Nude Search, jinai yra iš tų 5 sugrįžusių ir atrodo, vat taip. Truputėlį panašiai tą, tiesiog šiek tiek ryškesnė, neriškesnė, gal tamsesnė. Ir tame nude spalvos, kūno spalvos bazėje yra melsvo atspalvio blizgučiai. Atspindintis šviesą į mėlyną ir gaunasi toks labai įdomus atspalvis. Taip pat yra raudona, Scarlet Flame, Cherry Charge, Russet Shock ir Rose Flash. Aš jų visų gal čia ir neturiu, bet vat Scarlet raudoną galiu parodyti. Matot, spalva be proto ryški ir tas blizgesys labai gražus. Cherry Charge, rožinio tokio atspalvio. Ir daugiau gal čia ir dabar nematau savo po ranką. Tai tikrai rekomenduoju tokius lūpų dažus, kaip sakau, kažkokiam vakarėliui, ryškesniai progai, tikrai superinis produktas ir kaina jų yra 8,39, tikrai nenusivilsit jų išsilaikymu. Greitai verčiam toliau ir čia turiu priminimą apie naujieną mūsų Wonder Curl blakstienų tušą, kuris atsirado rugpjūčio mėnesį pardavime. Ir jis atrodo šitaip. Tai yra riečiamasis blakstienų tušas, kurio pagrindinės savybės yra pakelti blakstienas, jas užriesti ir sutankinti ir labai gerai išlieka, nepaisant to, kad nėra atsparus vandeniu ir lengvai nusivalo, bet visiškai nei truputėlį nenutrupa ir ilgai iki vakaro išlieka blakstienos taip, kaip ir dabar aš jau esu pasidažiusi, kaip padažyta yra, tai taip iki vakaro ir išlieka, nenublanka. Kaina 8,69, tai dar iš tikrųjų mažesnė negu buvo pristatymo metu. Taip, verčiam toliau. Turim dar vieną suminį pasiūlymą. Tai yra pasiūlymas, perkant kitą gaminį iš katalogo, galite įsigyti antakių pieštuką modeliuojamą už 3,79. Jeigu greitai rasiu, čia turiu savo kosmetikos spintelę šalia, tai viską, ką galiu ištraukti ir parodyti, tai pasistengsiu parodyti. Štai taip atrodo šis pieštukas ir jis turi tokią labai įdomią stačiakampio formą. Iš vienos pusės jis toks siauras, o iš kitos toks stačiakampis. Ir, jisai skirtas neva tai viena pusė pakreipia atvedam antakį, o kita pusė užspalvinam. Galima naudotas pusės kaip išeina ir kaip nori, bet šiaip pati konsistencija, ta pieštuko formulė, tai yra tikrai gera ir labai tokia kremiška, labai tas gražiai iš tikrųjų su juo pasidažo. Toliau, taip, tai antakių pieštukas 3,79, akių kontūro plunksnelė, patvarus, ne plunksnelė, čia flamasteris būtų, patvarus iš Power Stay iki 24 valandų net išliekantis pieštukas 3,99. Labai geras irgi daiktas. Štai, turiu jį čia. Atrodo taip. Tiesiog, flamasteris čia gražiai dabar neišeina man nubrėžti, bet labai pigmentuotas ir kai išdžiūna, sustingsta, tai irgi nusivalo tik tai aliejinio pagrindo valikliu. Puikus daiktas.
Na ir 3 paletės, 3 nuostabios paletės, kurios, kaip čia pasakyti, tinka visiems poreikiam, tai yra galima padaryti ir švelnų makiažą, ir ryškų makiažą, ir to išsitrauksiu vieną iš jų bent jau parodyti. Štai. 9 spalvos, matinės ir blizgios. Matot, kiekvienoje iš palečių bus ir švelnių atspalvių, ir tamsesnių atspalvių, ir nuostabios tos blizgus atspalviai. Paletės yra ypatingai gerai pigmentuotos, pažiūrėkit kokia pigmentacija. Na, tikrai nebus prastos kokybės, kur ten vos matosi tie šešėliai. Kaina jų yra po 9,99 perkant bet kurį gaminį kitą iš katalogo, ir yra atspalviai būtent tokių žemiškų spalvų, žalsvų, toliau lilacs, tai yra violetinių atspalvių, ir rauzės rausvų atspalvių. Toliau, taip. Avon remia 2 tokias turi socialinės iniciatyvas. Tai pirmoji yra rožinio kaspino iniciatyva prieš krūties vėžį. Šita yra daugeliui turbūt girdėta ir žinoma. Ir kasmet skiria pinigų šiai priežasčiai. O kitas tokia iniciatyva tai yra su pagalbos moterims linija prieš smurtą prieš moteris. Ir čia galima įsigyti gaminius, porą gaminių tokių, kurie yra, už kuriuos visą 100% pelno, visa suma yra iš karto skiriama toms organizacijoms. Tai yra asmeninė signalizacija už 12 eurų, aš nebandžiau jos, nežinau kaip ten veikia, bet žodžiu, prie raktų prisikabinam ir ten mygtuką paspaudžiam, turėtų garsinį signalą kažkokį skleisti. Na, o kitas rinkinys, kurį labai norėjau parodyti, tai yra tokia graži apyrankė, pinta iš medžiaginės virvelės ir su tokiu sidabro spalvos medaljonu, ant kurio yra begalybės simbolis. Su violetinė spalva yra būtent šitos akcijos spalva. Ir ta apyrankė kartu su Faraway Shine, būtent šito naujojo kvapiojo vandens 10 ml dydžio buteliuku, kainuoja tik 7,99. Tai jeigu norite paremti tokią gražią priežastį ir paaukoti tų pinigų, kartu dar gaunant ir tokį fainą rinkinį, ir išbandot naują kvapą, kuris yra šiaip nuostabus, ir dar apyrankę, tai ir kai žinot, kad 100% tų pinigų nukeliaus paremti fondus skirtus prieš, žodžiu, smurtą moterų linkme. Toliau sekančiam puslapį 63 turime keletą aromatų. Pasiūlymas vėlgi tas pats, 25 eurai. Vieno aromato kaina perkant bet kurį kitą gaminį iš katalogo. Ir čia turim 100 ml, tai yra 2 įprasti buteliukai iš esmės, tai yra labai didelis kiekis. Tai tokie kvapai, kurie nėra tikrai pigus, kaip Attraction klasikinis, Attraction Intense, Today, Tomorrow, Always Today aromatas ir This Love aromatas. Šis visiems žinomas klasika, šis toksai gaivus žalias toks aromatas, turintis tokių, ne tik žolės natų, bet toksai labai pavasariškas aromatas. Ir Attraction tokie truputėlį gundantis labiau aromatai, tokie seksualūs šiek tiek galbūt. Tiem, kas tuos aromatus žino, nesiūlau pirkti 100 ml buteliuko, kas, nežino ar patiks, bet kas naudoja ar atsimena tuos kvapus iš anksčiau ir galvoja, kad jiems patiks, tai tikrai kaina yra labai gera. Verčiu toliau. Ir dar truputėlis moteriškų kvapų. Ypatingai gerom kainom, negaliu tiesiog neparodyti. Imari aromatai po 6,99 perkant kitą gaminį iš katalogo. Tai yra aromatai tokie truputėlį retro,
tokios klasikos ir labai gundantis, labai seksualūs, tokie labai, traukiantis tą dėmesį. Iš jų pats lengviausias yra naujausias Imari Natural, toksai tikrai lengvas, jaunatviškas gan. Toliau ypatingai sužavėjęs Imari Queen aromatas su gervuogėm, karališka rožė ir anyžiniu muskusu. Na ir tie Imari Corset ir Imari Eclipse tokie truputėlį jau ne tai kad sunkesni, bet tokie jau su charakteriu aromatai. Ir tik po 6,99, puikus tikrai pasiūlymas. Ir kitam puslapį sekančiam po 6,99 taip pat perkant kitą gaminį iš katalogo yra Pure Blanca Elegance ir Pure Blanca Hope. Tai yra labai švarūs tokie kasdieniški aromatai, kas mėgsta tokius labai švaros kvapus, lyg būtum ką tik išlipęs iš dušo, nusiprausęs gaiviu muilu. Tai tokie kvapai, tokie labai nepretenzingi, neaštrus, nesunkus, labai tokie oro stichijos kvapai. Po 6,99. Toliau apie moterų aromatus, tai pereinam ir prie vyrų. Vėlgi pasiūlymas puikus, 8,99 perkant bet kurį kitą gaminį iš katalogo yra Full Speed aromatams ir tai būtų Full Speed klasikinis, Full Speed Boost, Full Speed Pulse ir Full Speed Quantum. Jie kiekvienas turi savo, žinoma, savybės, savo natas, bet jeigu tai bendrai apie šitą aromatų šeimą kalbant, tai yra sportiški aromatai, tokie, sakyčiau, ne tai, kad labai jaunatviški ten paaugliui, bet jie tokie, tokiam neitin, kaip čia, susivarižiusiam vyrui, o tokiem, kur su suplėštais džinsais ir odiniam striukiam. Toks aštrus, sportiškas aromatai. Toliau, kalbant apie vyriškus aromatus, labai daug pasirinkimo yra puslapiuose 92 ir 93. Perkant vieną iš 92 puslapio, tai yra štai čia truputėlį pigesni aromatai, jo kaina būtų 12,99, o perkant 2, juos gautumėte už 16,90, tai yra vienas už 8,45, kas yra super kaina, labai gera kaina. Ir čia yra aromatai Individual Blue 100 ml, tai yra didelis kiekis, tik už 8, jeigu jūs perkat 2 buteliukus, tai jums išeina 8,5 už 100 ml. Wow! Ir visi šie kvapai, Musk, jie taip pat yra tokie gaivesni, neįpareigojantys labai tokie, gamtos turi savy kvapų, ar tai būtų mineralis toksai turintis akmens mineralų to kvapo, ar tai būtų Musk Instinct, kuris papartinis labai, Musk Marine, Musk Air, tokie gaivūs vandens, tokie šaltesni kvapai. Žodžiu, tokie nepretenzingi, o kitam puslapį vienas už 16,79, o 2 už 23,90, tai yra mažiau nei po 12 eurų, vėlgi labai geras pasiūlymas. Kaina būtų visiems kvapams tikrai labai gera iš esmės jo, nes visi kainuoja tikrai gerokai brangiau ir Perceive už 100 ml, visi kiti už 75 ml. Ir tai jau yra kvapai tokie, kaip aš sakau, jau aštresni, jau tokie labiau su charakteriu, elegantiškesni, tokiam jau vyrui labiau brandesniam, vėlgi ne ta amžiaus prasme, bet tokia charakterio prasme, kurie tokie yra labiau savim užtikrinti, aštresnių briaunų tokie turintys vyrai, tai šie kvapai yra skirti jiems. Toliau 98-99 puslapį yra outlet puslapiai. Kodėl aš juos visą laiką paminiu? Todėl, kad tai yra prekės išpardavime, kurių nebebus kataloge ir tai yra paskutinė proga, taip ir rašo, paskutinė proga įsigyti, jų gamyba yra nutraukta
Ir tiesiog jau kiek liks išparduota, tai tiek ir bus. Na, iš čia, į ką aš norėčiau atkreipti dėmesį labai, tai yra kulnų kremas sutrūkinėjusiems kulnams. Labai geras kremas, labai intensyviai minkštinantis tos kulnus, tikrai puikus. Ir čia buvo tokia limituoto leidimo pakuotė, šventinė, turbūt man atrodo gal kalėdų laikotarpiu, ir jinai yra daug didesnė. Tai yra 150 ml, tai yra dvigubas, įprasta pakuotė būna 75 ir kaina 3,99, tai praktiškai tokia pati ar labai panaši. Tai tikrai rekomenduoju šitą dalyką. Dabar antakių pieštukai, šie. Apie juos atsiliepimai tokie mixed, tai yra dviprasmiški. Vieniems labai patiko, kitiems nepatiko, man kaip kada. Tai yra toks pieštukas antakių, kuris vienoje pusėje turi šukytes, silikoninės šukytes, o kitoj pusėje yra toks kaip flomasteris. Dabar efektas, kurį duoda tas flomasteris, yra labai lengvas. Matot? Labai neriškus. Labai natūralus. Ir kai kam tai patinka, o kai kam nelabai vis tik tai. Čia aš turiu medium brown atspalvį. Jo minusas yra tas, kad jeigu jūs dažotės makiažo pagrindu ar pudrą ir nusausinat antakį, tai ant tos sauso pagrindo jis gan sunkiai piešia, nes matot, jis nėra ryškus ir gan sunkiai matosi. Tai labiau tinka toms, kurios nenaudoja tos pudros ir tiesiog nori pasiryškinti antakius ir nori švelnaus, natūralaus efekto. Tai puikus gaminys, ilgai išliekantis iki 24 valandų čia rašo, na tai netaip nusitrinantis ir kaina yra 8,19 €. Dabar aš su juo esu pasidažius, nes norėjau parodyti, kaip atrodo maždaug efektas, na ir tos šukytės galima pašukuoti, jei kažkur susivelia. Sakyčiau, man visai patinka. Patiko iš esmės, jau ten prieš galą baigiu aš jau jį sunaudoti. Ir čia yra 4 atspalviai: blonde, light brown, medium brown ir deep brown. Tai gal šitie tokie būtų, į ką norėjau atkreipti dėmesį. Verčiam toliau. Ir turime visai neblogą pasiūlymą akių kremams arba akių srities kremams. Vienas kainuoja 15 €, o perkant 2 kaina būtų 20,90 €. Tai yra po 10,45. Galima maišyti, galima pirkti 2 tokius pačius arba galima pirkti vieną tokį, vieną kitokį. Ir kremai yra labai geri. Visi turi savo tam tikras savybės, bet visus aš esu išbandžiusi ir šiuo metu, tarkim, naudoju šį. Tai yra seniai esantis Avon kremas, klasika, odos tamprumą didinanti vokų želė ir paakių kremas. Tai yra 2 fazės. Vienam skyrelį yra tokia želė, kurią tepam ant voko, kitam skyrelį yra kremas skirtas paakių zonai. Po 10 ml kiekvieno. Na ir pagrinde tai stangrina, kadangi turi savyje protinolio, berods visi šitie kremai, jeigu aš gerai atsimenu, turi savyje protinolio. Stangrina, mažina raukšleles, glotnina tą odą, mažina suglebimą, tokį turi jau truputėlį prieš senėjimą poveikį. Toliau šitas su vitaminu C skaistina odą, taip pat mažina tamsius ratilus po akimis. Aniu Sensitive Plus linijos paakių kremas skirtas jautriai odai, toms, kurios linkusios į raudonumą oda, tokia plona, galbūt labiau matomais kapiliarais, alergiška labiau. Tai šis kremas, ir Platinum, tai kai jau yra truputėlį galbūt ryškesni tie senėjimo požymiai, labiau suglebusi oda, jis turi tokį truputėlį pakeliantį efektą, netgi ir matosi, kad jį, kai užsitepi, jis išdžiūsta tokia, atsiranda plonytė, labai miniatiūrinė plėvelė, bet ne tokia, kuri susigumuluoja trinant, o tokiais lyg sustingsta, nemoku paaiškinti. Ir atrodo, kad duoda tokį iš karto patempimą.
Tai gera kaina perkant 2. Taip pat norėjau parodyti dar veido kremą iš tos Sensitive Plus linijos, visai tokia, sakyčiau, nebloga jo kaina, be jokių sąlygų 16 eurų. Tai reiškia, kad nieko kito nereikia pirkti ir jeigu norite kremo, tai visai neblogai. Ir jo 50 ml ir pagrindinės savybės jo yra tos pačios kaip ir to paakių kremo jautriai odai. Tai, žodžiu, skirtas toms, kurių oda linkusi visaip, žodžiu, jautriai reaguoti, patikrintas dermatologų, be kvapis, be jokių agresyvių sudėtinių dalių. Sekančiam puslapį 118-119 vėl turim suminius pasiūlymus. Perkant bet kurį gaminį iš katalogo kainos iki 5,79. Tai reiškia visi produktai mažiau kainuojantis. Pirmiausia, turim kremus po 4,49. Tai jeigu prieš tai mano rodyti kremai yra tokios aukštesnės jau klasės ir labiau skirti tokiai intensyvesnei odos priežiūrai, tai šitie yra kasdieniai tokie, sakyčiau, elementarūs veido kremai. Vienas yra skirtas raminantis jautresnei odai, tada suteikiantis matiškumo riebiai odai ir skaistinamasis. Visi jie turi SPF 20. Visi yra pakankamai lengvai susigeriantys, nepaliekantis riebumo pojūčio. Toliau turime veido kremą su kanapėmis, kanapių aliejumi, tiksliau. Už taip pat 4,49 perkant kitą gaminį iš katalogo girdėjau irgi atsiliepimų, kad jisai tinka žmonėms, kurie turi gan jautrią odą, kad tikrai gražiai, fainai drėkina. Aš kiek atsimenu, bandžiau jį, kažkas man nepatiko, bet neatsimenu kas. Gal kvapas, kad jis toksai kažkokio žolelių, tu turi aromato kažkokių, toks nėra pats maloniausias mano uosliai. Toliau lūpų balzamas už 2,49 irgi su siejamųjų kanapių aliejumi. Tada turim 2 labai geras kaukes. Nulupamoji veido kaukė su Korėjos medžio anglimi arba nulupamoji veido kaukė su aukso dalelėmis iš Planet Spa linijos po 2,99. Abi yra puikios, mano favoritė yra ta su aukso dalelėmis. Tikrai panaudojus ją jaučiamas efektas, toks odos pašvelnėjimas. Tikrai pirštu prabraukus tikrai jaučiasi, kad yra prieš ir po skirtumas po kaukės naudojimo. Ir sekančiam puslapį po 5,79 perkant kitą gaminį iš katalogo turime 2 BB kremus. Kaip žinia, BB kremas tai yra kremas skirtas maskuoti ir drėkinti viename. Tai yra jis ir truputėlį užmaskuoja odos trūkumus ir kartu drėkina odą ir veikia kaip veido kremas. Vienas yra skirtas riebiai odai. Turi tokį matinį labiau padengimą, o kitas spindesio suteikiantis skirtas normaliai odai. Turi SPF 15, vienodina odos atspalvį, tekstūrą, lengvas vidutinis padengimas. Aš sakyčiau, kad jie tokie pakankamai neblogai, tikrai padengiantis tą veido odą. Ir mūsų šviesiaodėms, tai man asmeniškai tai tik extra light atspalvis, jų yra po 3 atspalvis, extra light, light ir medium light man yra gerokai jau per tamsus, tai turėkite omenyje. Kas turi panašią šviesią odą, kaip ir mano. Toliau, ką aš čia turiu pasižymėjusi, taip, outlet puslapiai iš aksesuarų, į ką noriu atkreipti dėmesį. Tai vėlgi yra gaminiai, kurie nebegrįž. Yra tokia laisvalaikio suknelė, 39,99. Jinai šiaip iš poliesterio yra pagaminta, bet nežinau, ar jūs žinot, tą tokį gaminį kaip pliušinio meškiuko medžiaga tokia būna, grinai toksai kaip flisas, bet dar gerokai toks tankesnis ir storesnis. Tai tokia yra ta suknelė, su jie beprotiškai šilta. Ta prasme, jeigu kojas neplikos, tai prie -20 galima užsidėti, užsimesti striukytį ir nesušalsi, tiesiog beprotiškai šilta suknelė. Yra 3-4 meluoju dydžiai, S, M, L ir XL.
Vienintelis pastebėjimas, kad jinai yra čia parodyta bordo spalvos, o realybėje jinai yra labai violetinė, gerokai labiau violetinė. Toliau noriu parodyti ir parekomenduoti štai šiuos bižuterijos gaminius su kubiniu cirkoniu. Jie yra, jeigu aš gerai, taip, padengti platina ir su kubiniu cirkoniu. Tai yra auskariukai ir žiedai, melsvos ir skaidrus. Melsvos spalvos ir skaidrus. Aš kažkur buvau pasidėjus, dėja turiu čia šalia parodyti tik vieną, bet štai taip atrodo žiedas. Nu, tikrai kokybė yra įspūdingai gera. Va, pasižiūrėkit. Atrodo labai elegantiškai. Labai, taip, kaip čia pasakyti, neiššaukiančiai. Labai ir prabangiai ir kartu, nu taip, nu tikrai neatrodo pigiai, neatrodo kaip plastikas. Tas pats cirkonis taip toks gražus ir man šitie melsvi dar tokie ir išskirtiniai ganėtinai, ta spalva tokia labai graži. Čia aš turiu 6 dydį. Nu, tikrai papuošalai verti dėmesio. Žiedų kaina visų, matau, jo, ir žiedai, ir auskarai kainuoja po 22,99. Auskariukai tokios pačios formos, va tokie tiesiog prie ausies nedideli kvadratėliai su kubiniu cirkoniu. Tikrai atrodo gražiai. Kitoj pusėje, kitam puslapį yra keletas gaminių. Labai fainas kostiumas, moteriškas laisvalaikio kostiumas, bet pakankamai didelė kaina. Gal nelabai rekomenduoju, tačiau labai faina yra vyriška pižama už 29,99, puikiai kaina, nes tai yra 100% medvilnė. Ta pižama yra tokia ganėtinai, man atrodo, maikutė, tokia, kaip čia pasakyti, švelni labai, ta medvilnė tokia ne kieta, ne tokia nestandi, o tokia minkštutė. Labai faina pižama ir aš vyrui buvau nupirkus, tai jis labai patenkintas ją buvo. Yra vis dar, tik dabar vasara, tai per karštą su tokia pižama miegoti. Na ir dar vienas toksai gaminys, kurį galima atkreipti dėmesį, tai yra praeitų metų advento kalendorius namų kvapų, kuriame yra ten ir žvakučių, arbatinių, ir namų kvepiklis, ir didesnių žvakių, ir vaško tirpinamo. Žodžiu, 12 dienų, vis kažkas įdėta kiekvienai dienai. Kam patinka tokie dalykai, tai paprastai, žinot, praeitų metų būna pigiau negu šių metų. Nežinau, dar nemačiau, koks bus, bet manau, kad bus, tai tikrai kainuos daugiau. Toliau keliaujam prie plaukų priežiūros. Apie naują plaukų priežiūros liniją papasakosiu naujovių video, o toliau verčiam ir matom visiems šampūnams ir plaukų balzamams vėlgi akcija. Įsigijus bet kurį kitą gaminį iš katalogo, balzamas kainuos tik 2,49, 250 ml, o 400 ml šampūnas didelis. Nu, kaip didelis? 400 ml tai jau visai nemažai. Kainuos tik 3,49. Tai kainos yra superinės, šampūnai yra geri, nebent jūs labai jau ieškot natūralios priežiūros tiem plaukam, kad nebūtų, nes vis tik tai juose yra SLS, tai yra, kaip čia lietuviškai išverst, žodžiu, natrio sodium lauret sulfatas, kuris, yra tas toks stiprus pakankamai ploviklis. Kažkam galbūt gali irituoti odą, man nieko tokio nuo jo neatsitinka ir man kaip tik patinka, kad jaučiasi tas toks geras švaros pojūtis panaudojus tuos šampūnus, balzamai puikiai, kondicionieriai tie puikiai plaukus suglotnina, išblizgina. Žodžiu, tikrai aš dabar pati naudoju vieną iš tos serijos ir man tikrai labai labai patinka ir yra įvairių
tų linijų. Šampūnas ir balzamas 2 viename nuo pleiskanų, toliau atskirai šampūnas ir balzamas su arganų ir kokosų aliejumi, su keratinu ir pantenoliu atkuriamasis, žvilgesio suteikiantis, drėkinamasis su hialurono rūgštimi ir amino rūgščių kompleksu, giliai valantis riebiems plaukams. Nu, žodžiu, kiekvienas ras savo poreikiams, ko jisai nori. Ir dar su šampūnais ne viskas, taip pat norėjau parodyti. Kažkokios labai ypatingos akcijos čia nėra, bet yra tokie šampūnai 2 viename. Tai yra žmonėms, kurie mėgsta greitai, paprastai. Išsiploviau, einu ir nematau jokių problemų. Dažnai tokie būna vyrai. Tai yra milžiniškos talpos 700 ml buteliai. Po 6,89, tai kaina gaunasi superinė. 2 viename, kaip sakiau, ir gali būti didinantis apimtį, drėkinantis, stiprinantis, gaivinantis ir maitinantis, glotinantis, na, žodžiu, su skirtingais tais ingredientais, su natūraliais ekstraktais, tinkami visų tipų plaukams. Ir sakau, ta pakuotė tokia didelė, kad aš kai pati naudojau, tai man atsibosta, nes tiesiog pusę metų naudoji ir neišnaudoji, o jau norisi kažką ir pakeisti ir naują išbandyti. Toliau noriu parekomenduoti gaminius pėdų priežiūrai su levandomis, tai yra mano labai mėgstama linija. Ir čia yra 3 gaminiai, kuriuos aš labai rekomenduoju pirkti rinkinyje, nes tuomet kainuos tik 11,99 visi 3, bet galima ir atskirai. Vienas iš mano mėgstamiausių tai yra pėdų kaukė, nakčiai, ta prasme, su levandomis. Nelabai čia gražiai atrodo, bet va, viskas išnaudota iki paskutinio lašo. Padėta būna jinai čia pas mane prie lovos ir aš kiekvieną vakarą labai taip reguliariai, jau kaip maldą kokią, susitepu ir tikrai veikia, labai minkština kojas. Ir skaniai kvepia toks lengvu, gaiviu levandų kvapu. Taip pat tai pačios kaukės kaina būtų 5,49, jeigu perkant tik vieną. Toliau yra to paties aromato pėdų dezodorantas, pėdų ir avalynės, vėlgi tas toks lengvas levandų aromatas, neįkyrus labai. Vėlgi, ar tuos pačius batus pasipurkšti, kad nebūtų to kvapo, arba pėdas po kiekvieno dušo, tikrai veikia. Na ir paskutinis, tai yra purškiklis už 4,59, atsiprašau. Na ir paskutinis gaminys, tai pėdų kaukė su moliu ir levandomis, ta pati kaina 4,59. Ir kai aš ją bandžiau anksčiau, pačioj pradžioje aš nelabai supratau jos veikimo ir kaip čia turėtų ir kas čia jaučiasi ar nesijaučia, bet kažkaip padėjau į šoną ir po metų prisiminiau ir supratau, kad labai geras tai yra produktas. Tiesiog, kai tu taip tiesiog užsitepi ir palieki, tai gal atrodo, kad nieko ypatingo nedaro, bet iš esmės tai yra kaukė su moliu, kurią mes išsitepam pėdas. Geriausia taip žinoma daryti po pedikiūro, jeigu namuose atliekate, arba po dušo. Ir tiesiog pasėdim, užsikeliam koją ant kojos, pagulim ir palaukiam, kol jinai išdžiūna į tokią, kaip molis, žinot, pasidaro tokia balkšva. Ir tuomet, kai išdžiūna, mes tiesiog ją nuplaunam. Ir kojos tikrai pašvelnėja. Aš manau, kad joje ir toje kaukėje turėtų būti galbūt kažkokių tai lengvų rūgščių, kai gaunas toks kaip rūgštinis šveitimas truputėlį. Tikrai labai gražiai kojos po jos atrodo. Tad rekomenduoju ir šiuo atveju rekomenduoju pirkti visus 3 gaminius, nes taip tiesiog išeina pigiau ir labiau apsimoka. Toliau pasiūlymas rankų kremams. Vienas už 2,79, o 3 už 5,49. Labai apsimoka pirkti 3, tikrai labai, ypatingai kai dabar yra rugsėjis ir pradės šalti oras ir norėsis tas rankas tikrai dažniau drėkinti ir ne po vieną ir ne po 2 kartus per dieną. Tai tų kremų reikėtų ir galima turėti daugiau. Na ir jų yra pačių įvairiausių, aš jau net nežinau, ar visus čia man ir bevardinti. Ir su granatais, ir su kokosais, su multibiotikais ir vanile. Gaivus toksai su tropiniais vaisiais, su arbūzais. Labai giliai drėkinantis su glicerinu, migdolų pienu ir vitaminu E.
su silikonu ir glicerinu, kuris girdėjau, kad tokia truputėlį turi plevelę, bet labai pagerina odos būklę. Su avokadais, su miško uogom, su kakavo sviestu, su jazminais. Nu, žodžiu, pasirinkimų galybė. Kremai yra geri, po 75 ml ir kaina yra perkant 3 labai puikiai ir apsimoka. Toliau verčiu. Taip. Dušo želės. Šiaip nepasakočiau apie šį pasiūlymą, nes jis toks įdomus. Viena už 4,59, 3 už 9,69. Tai iš esmės 3 būtų pirkti labai gerai. Vieną taip pusiau. Bet kodėl aš paminėjau? Todėl, kad tai yra didelės talpos buteliukai, tai yra net 0,5 litro, 500 ml, tai yra daug šiaip dušo želės. Nes standartas paprastai būna 250-400, kai kurių įmonių, kai kurių brandų 500, tai yra tikrai daug ir kaina gaunasi labai gera. O kvapų vėlgi nevardinsiu visų, nes yra 2, 5, 10, 15 ale moteriškų arba gali būti unisex ir 14. Ir 4 vyriškos. Jau grinai tokie vyriški aromatai. Tai pasirinkimų įvairiausių. Ir gaivių, ir mažiau gaivių, ir saldžių, ir visko kiekvienam skoniui. Pasižiūrėkit ir jeigu trūksta tokio dalyko namuose, tai gera kaina galima užsisakyti daugiau. Toliau turim truputėlį daugiau, bet tokius rinkinius. Šie rinkiniai vėlgi yra suminiai pasiūlymai, tai reiškia, kad perkant kitą gaminį iš katalogo galima visą rinkinį įsigyti tokią kainą. Ir šiaip tai kainos geros. Rinkinys vyrams už 8,99 4 net gaminiai. Dezodorantas antiperspirantas. Tai reiškia veikia ir prieš prakaitavimą. Toliau šampūnas ir dušo želė Ocean Surge, toksai gaivus labai. Taip pat šampūnas, balzamas ir dušo želė. Tas balzamas tai kaip plaukams, ta prasme, kad ir šampūnas ir balzamas toks biškai glotinantis. 200 ml ir pėdų dezodorantas, tai yra purškiklis, vėlgi nuo kvapo. Neutralizuojantis kvapą 100 ml ir šie 4 gaminiai už 8,99 rašo rinkinio vertė, įprastinėmis kainomis be akcijos būtų 19,76, tai skirtumas tikrai yra, o čia gaunasi po vos daugiau nei 2 eurus, po 2,20, tai tikrai geras tas pasiūlymas. Toliau turim dar vieną didžiulį rinkinį, tai yra levandų rinkinį. Jis dažnai pasirodo, vos ne kas antram katalogė vis laik būna rinkiniais su levandom. Ir jo kaina yra 10,99 įsigijus bet kurį kitą gaminį iš katalogo, 5 gaminiai. Tai yra būtent mano minėta pėdų kaukė, ta su moliu. Su levandomis Planet Spa rankų kremas su prancūzijos levandų ir ramunėlių aliejais 30 ml, 500 ml vonios putos levandų kvapo, 250 ml skystas rankų muilas ir 100 ml kūno purškiklis. Viskas levandų kvapo raminančio tokio atsipalaidavimai. Ir dar 2 rinkiniai po 6,99. Vienas iš jų Aloha Monoi rinkinys, tai toks su kokosais ir, kaip jinai vadinasi, tai čia gardenija gal ar kažkokia tokia gėlė, žodžiu, bet toksai pinakoladą primenantis kvapas, mano nuomonė, ir į rinkinį įeina kūno purškiklis vonios putos 500 ml, kreminė dušo želė didelė 500 ml, už 6,99, geras pasiūlymas, tikrai. Ir dar vienas pasiūlymas, tai vėlgi būtų didelė dušo želė Lamour Sunrise, vonios putos Lamour Sunrise ir rankų kremas drėkinamasis su arbūzais. Vėlgi 6,99. Irgi sakyčiau, kad gera kaina. Dabar tik neatsimenu, kaip tas kvepia Lamour Sunrise, bet man atrodo, kad tokiu pakankamai elegantišku kvapu. Pavargau, bet reikia paskubėti.
Taip, toliau pasiūlymas iš Avon Senses Essence linijos. Turim tokius, kaip čia pavadint, kosmetikos tokias priemonės, grinai tinkamas pastatyti vonioje, virtuvėje, viešbučio kambaryje ar kažkur. Tai yra rankų muilai, rankų balzamai, kambario gaivikliai arba purškikliai kvapnus ir toksai vonios ir dušo eliksyras, kurį galima iš esmės naudoti kaip vonios putas, tai yra pilti į vonią arba kaip ir praustis, kaip su dušo želė, jeigu norit. Tai iš esmės yra 4 serijos tos, tai su verbenų ekstraktu, toksai kvepiantis bergamotėmis ir žaliaja arbata, gaivus toks kvapas, toliau su taukmedžių sviesto ekstraktu, kvepiantis citrinžolėmis ir kokosais, su ženšenio ir santalo medienos ekstraktais, kvepiantis levandą ir imbierų, toks truputėlį uniseksi link vyriškumo nešantis kvapas, na ir su pelargonijomis ir apelsinais, toksai kvepiantis. Jie visi atrodo labai tos pakuotės fainai, tokios, žinot, primenančios viešbučiuose dizainą ar kažkokiose tai viešose vietose, bet, turiu omeny ne viešajam tualete, bet prabangiose vietose, restoranuose kažkur būna padėta tokių truputėlį aukštesnės klasės gaminių su prabangiom pakuotėm, tai šitos pakuotės tokios truputėlį modernesnės, turiu omeny išskirtinesnės. Ir gražiai tikrai atrodo ir įdomiai taip kvepia, net tokiais įdomesniais truputėlį tie miksai kvapų tokie netradiciniai. Tai vienas gaminys būtų 6,89, ko nerekomenduoju šiaip, bet pirkti 2 labai rekomenduoju, nes tuomet kaina 8,90, tai reiškia vienas gaminys už 4,45, tai šiems gaminiams tai yra gera kaina. Toliau sekančiam puslapį 194, 195 labai mėgstami visų klientų pasiūlymai, tai reikia išaiškinti visada sąlygas, kad vėlgi šios kainos galioja tik tai perkant kitą, bet kokį tai gaminį iš katalogo ir jūs galite įsigyti, jeigu jūs perkat vieną lūpdažį, tarkime, vieną gaminį, vieną lūpdažį, tai jūs galite įsigyti tik vieną gaminį už tokias kainas. Jeigu jūs norite įsigyti visus gaminius už tokias kainas, tai susiskaičiuojat kiek gaminių ir jūs tiek turit nusipirkti gaminių iš katalogo, kad jums būtų kiekvienam gaminiui pritaikyta tokia kaina. Tai čia yra tas kabliukas, į kurį reikia atkreipti dėmesį. Bet gaminių yra tikrai, būna visada gerų gaminių ir labai gerų pasiūlymų. Tai vienas iš tokių yra dvisluoksnis atkuriamasis plaukų purškiklis su keratinu ir pantenoliu. Pati baigiau sunaudoti, labai man patiko. Jis yra suplakamas, dvisluoksnis aliejinė fazė su vandeninė faze susiplaka ir tada mes purškiam ant plaukų, kaip kondicionierių paliekama. Neapsunkina visiškai plaukų, bent jau man neapsunkino ir tikrai gražiai juos suglotina. Taip pat iš tos pačios serijos plaukų serumas, atrodantis buteliukas kaip šito, tik tai grinai su keratinu ir pantenoliu. Jie po 3,29. Toliau sausasis plaukų šampūnas 4,79. Labai labai skaniai kvepiantis, tai pakankamai intensyviai, nepaliekantis balto talko. Nuo karščio saugantis plaukų purškiklis 2,29. Būtinas produktas tiems, kurie naudoja plaukų priežiūrai džiovintuvą. Kremai, universalūs kremai veidui, rankoms ir kūnui 400 ml pakuotės 4,49. Čia galima įsigyti su arbūzo ekstraktu, toks lengvesnis, gaivesnis, labai vasariškas, arba su kakavo sviestu, truputėlį jau toksai sodresnis. Toliau dušo želės drėkinamosios, tokios truputėlį kreminės. 2,69. Galima rinkti su avokado aliejumi arba su kokoso aliejumi. Kūno losjonai. Lengvučiai, labai lengvi, labai greit susigeriantis, tokie, sakyčiau, neintensyvaus drėkinimo, tokio vidutiniškai padrėkinantis, labai tinkantis vasarai. Po 2,69. Su braškėmis ir mėlynėmis, toks gaivesnis, arba su glicerinu, migdolų pienu ir vitaminu E.
Vonios putos Floral Burst ir rankų kremas Floral Burst, tai būtų lelijų kvapo su muskusu, lelijos su muskusu tokie gaminiai. Ir čia matom, kad tai yra paskutinė proga įsigyti, toks laikrodukas nupieštas, daugiau jų nebebus. Tada turim iš Planet Spa masažinį aliejų. Čia rašo universalus kūno, plaukų ir vonios aliejus, tipo, kad galima plaukus tepti ar ten kūną tepti. Aš tai jį naudoju kaip masažinį aliejų ir labai labai fainas, jis turi savyje tokių blizgučių, tai dar ir prabangiai atrodo. Tai būtų 5,99, vonios eliksyras su bruknių ir pušų ekstraktu 3,49, tai labai kvepiantis, tokį turintis spa kvapą. Tiesiog įpilus į vonę susidaro putos, pirmiausia tai suputoja, antra šiek tiek drėkina odą. XXL dušo želės po 720 ml milžiniški buteliai 4,49, vyriška su šalavijų ir santalo mediena ir moteriška arba unisex su avietėmis ir juodaisiais serbentais. Turi dozatorių. Tas didelis butelis turi dozatorių viršui, tai jį užtenka paspausti, kas yra labai patogu, nes tokį didelį butelį kilnoti, atidarinėti, pilti būtų nelabai patogu. Kūno purškikliai po 1,99 su vanilė ir santalo mediena, su lelijomis ir muskusu ir su citrinomis ir bazilikais. Tokie labai skirtingi kvapai. Vienas toks šiltas, kitas labai moteriškas, tas toksai lelijų ir dar vienas super gaivus citrinų. Toliau vyriška kosmetika, jautriai odai, labai gera kosmetika, mano vyro labai mėgstama. Po 2,29 šampūnas ir balzamas nuo pleiskanų, skutimosi želė jautriai odai ir balzamas po skutimosi ir veido kremas. Viename jautriai odai labai puikus gaminiai ir net gal reikėtų man pasinaudoti šio pasiūlymu ir užsakyti. Na ir paskutiniai, tai tokia riboto leidimo kolekcija vasarinė. Pėdų priežiūros, drėkinamasis pėdų losjonas ir kokosų bei laimų aromato pėdų šveitiklis po 2,29, jie tokie gaivus, dėl to savo kvapo laimų, labai gaivus ir labai iš tikrųjų lengvi. Tiek šveitiklis, tiek tas kremas, jie tokios pusiau gelinės konsistencijos, toks miksas tarp kremo ir geliuko ir labai lengvai padrėkinantis ir pamaitinantis. Toliau paskutinis pasiūlymas. Tiksliau, paskutiniai pasiūlymai katalogo gale visą laiką būna tokių geresnių kainų. Tai čia turim mažos talpos kvapų, bet man šis pasiūlymas nelabai, todėl aš verčiu iš karto kitą ir rodau jums 199 puslapyje yra moteriškų kvapų, net 8 ir perkant 2, jie kainuos 23,90, tai yra mažiau nei po 12 eurų ir iš tikrųjų tai yra labai gera kaina visiems šiems aromatams, gaunasi tikrai nebloga nuolaida. Ir yra pasirinkimų įvairių, bet iš esmės tai būtų visi, išskyrus galbūt Rare Pearls yra toksai aromatas moteriškas, toks švarus, labai elegantiškas, o visi kiti, jie yra toks elegancijos ir lengvo gaivumo miksas, turintis truputėlį vaisių natų savyje, tokie ganėtinai tinkami dar pereinamajam orui, tokiam tarp vasaros ir rudens, tokie vasariškesni galbūt. Yves Privé ar Prive, nežinau kaip čia reiktų sakyti, aromatas, kuris ant kiekvienos odos atsiskleidžia truputėlį kitaip dėl savo specifinių ten natų. Na, tikrai geri tie aromatai ir verta atkreipti dėmesį. Dušo šitos vonios putos 500 ml arba 1000 ml po 2,79 mažesnė, po 4,79 didesnė, įsigijus bet kurį kitą gaminį iš katalogo. Nebloga kaina, vėlgi pasirinkimų labai daug, tai yra net 2, 4, 6, 11. Ne, 12 pasirinkimų kvapų. Tiesiog atkreipkite dėmesį, patys pasižiūrėkit, pasirinkit, kas kam yra aktualu ir kam įdomu. Ir kas įdomu. Toliau akių blakstienų tušai. Tokie Lash Genius blakstienų tušas, tas gal labiausiai mėgstamas. Už 7,99 gera kaina.
Vandeniui atsparus ekstravert blakstienų tušas, mėgstančiams ryškų efektą blakstienose, tokį, kad matytųsi, 8,49. Toliau apimti didinantis vandeniui atsparus 7,19 € ir apimti didinantis Super Shock Volume Loader 5,29. Tai reiškia visi tokie truputėlį į apimties didinimą einantis šitie tušai. Na ir paskutiniuose atverčiamas čia toks jau viršelio gale yra geriausi, kaip geri pasiūlymai, labai ultra kosmetikos linijai, tai yra spalviniai visai gamai, lūpų dažai ultra kreminiai ir ultra matiniai. Vienas po 7,99, du po 2 už 11,90, tai reiškia vienas po nepilnus 6, mažiau nei 6 eurus. Nuostabus lūpų dažai, nežinau kaip ir ką be pasakyti, tuo išsitrauksiu, kažką parodysiu, ką greitai pagriebsiu, bent porą kažkokių tai spalvų. Tarkim, nežinau, ar čia tokios bus. Jo, gal bus, kad neparodė to, ko nėra, žinot. Toj Kauzimovo. Ne, šitos gal nėra. Aš turiu kai kuriuos iš limituotų kolekcijų, žinot, tuos lūpų dažus. Bet nesvarbu, parodysiu bent jau, kad matytųsi. Matiniai. Matot, matiniai kreminiai, skiriasi pakuotė. Matiniai. Ypatingai lengvai gražiai tepasi, pigmentacija, matot, superinė, vienas brūkštelėjimas ir jau ryšku, nėra sausinantis, labai mėgstami kreminiai. Čia yra atspalvis, ten buvo terakota rouge berods, o čia aš turiu Wineberry, man atrodo, jo nėra čia pasiūlyme, bet vėlgi, kad pamatytumėt tą grinai, kuo skiriasi kreminiai ir tie matiniai, tai, kaip čia dabar parodyti, kreminiai tokie, nežinau ar matosi, bet, jie prieš šviesą truputėlį atspindi tą šviesą, neturi savyje blizgučio, bet, tiesiog toks yra kreminis spindesys, jums nesimato dabar dėl apšvietimo, o kiti yra grinai matiniai. Bet kaip matot, lūpų dažų pigmentacija yra puikiai ir tikrai tai yra bestselleriai, vieni iš mėgstamiausių moterų Avon lūpų dažų. Toliau kitam puslapyje yra nagų lakai greitai džiūstantis, vienas už 4,39, 2 už 5,90. Mano patys mėgstamiausi nagų lakai, kurie dabar man vėl bus labai pravartus, nes kai neturi laiko arba maksimum 5 minutės nusilakuoti nagams, tai būtent šis lakas ir padės, nes jis tikrai greitai išdžiūsta. Greitai nusilakavai, nesvarbu, ten vienas sluoksnis ne visada gal pilnai padengia, bet jeigu vis tiek noris kažkokios gražios spalvos, viskas ir varai ir gali eiti vaikus žiūrėti, valgyti, daryti dar kažką, tai nes po 5 minučių jie jau bus visiškai išdžiūvę, o šiaip tai išdžiūsta per maždaug 60 sekundžių. Reikia paminėti turbūt, kad 4 iš spalvų, tai yra šios spalvos, tokios vasarinio leidimo, buvusios šviesesnės, švelnesnės išeina jau iš katalogo, tai yra paskutinė proga jas įsigyti, nebent išpardavime dar pasirodys. Ir liks jau truputėlį tie atspalviai tokie tamsesni. Na ir paskutiniuose puslapiuose tai yra akių kontūrų pieštukai Glimmers tik po 4,79 arba po 6,72. Vėlgi puikia kaina, yra klasikiniai ir yra blizgus, spalvų milijonas. Vienas iš bestsellerių Black, nežinau kaip tarti, bižų, nemoku prancūziškai. Žodžiu, tokia juoda, čia yra šitas blizgus iš blizgių. Juoda su, kur čia turiu jums papiešti? Gražiausia. Juoda su tokiu rožiniu blizgučiu viduj. Matot, tikrai labai kremiški, labai gerai tepasi.
nežinau ar matosi, kad viduje yra tokie rožiniai blizgučiai ir pati spalva tokia tamsiai, labai tamsiai juoda gal netgi, juoda su rožiniais blizgučiais, tų spalvų yra įvairiausių ir tokių ypatingų, tokių, kur tikrai nerasite kiekvienos kitos kosmetikos įmonės krepšelyje, tokių išskirtinių atspalvių nerasite. Ir tikrai pieštukai yra puikus, kokybė jų ir jų kainos santykis, ypatingai, jeigu perkant 2, vienas išeina po 35, tai yra wow, nėra kito tokio rinkoje pieštuko gero, aš jums tikrai sakau, kad būtų tokia spalvinė gama pasirinkimo kiekvienam skoniui, kas turi preferencijų kažkokių tai ypatingesnių ir kad būtų už tokią kainą tokia kokybė. Ir čia ne dėl to, kad aš čia reklamuoju ar kažką, dėl to, kad tikrai taip yra. Ir matot, pažiūrėkit spalvos. Kokių yra spalvų? Mėlynų, žalių, rožinių, rudų. Visiems skoniams, taip pat metalinių atspalvių kitam puslapį. Iš naujienų išėjusių, žodžiu, kiekvienas ras kažką savo. Ir yra dar toks lankstinukas prie rugsėjo mėnesio katalogo, kuris galioja nuo rugsėjo 1 iki rugsėjo 30 dienos. Ir čia turime įvairių rinkinių. Vėlgi gerų rinkinių, bet aš matau, kad mane laikas jau riboja, aš nebespėsiu jums papasakoti viską. Žodžiu, įvairiausi rinkiniai, Attraction rinkinys, mažas kvapas ir kūno losjonas. Toliau tokie scent mix, tokie kvepaliukai, tualetinis vanduo 30 ml, tokie su dušo žele kartu. Toliau Planet Spa rinkinys su negyvosios jūros mineralais. Šitas labai gerai apsimoka, šiaip pagal kainą. 9,99 už 3 gaminius Planet Spa. Labai gera, superinė kaina. Rinkinys skutimuisi su labai gera žele, skustuku su pakeitimais dar ir aliejumi. Anių gaminiai keletas čia yra. Pirkite 2 už 26,90. Labai gera kaina, ypatingai perkant kapsulės, nes kapsulių viena pakuotė kainuoja virš 20, man atrodo, eurų šiaip, ar apie 20. O čia, jeigu jūs, pavyzdžiui, norit kapsulių 2 pirkti, tai jums išeina po 13,45, mega kaina. Toliau, kas dar iš labai tokių gerų, visų gal net neminėsiu. Love You aromatas toksai, jeigu gerai atsimenu, šitas su avietėm ar su rožėm gal. Bet toks jaunatviškas, labai tinkamas jaunoms merginoms, 9,99, tik tai 54% nuolaida. Šis rinkinys, 5 gaminių rinkinys, į kurį įeina dezodorantas. Dezodorantas, antiperspirantas Incandescence. Dušo želė Sunkissed Sunsets 250 ml. Veido kaukė tokia iš Planet Spa. Spalvinis lūpų balzamas arba kitaip lūpdažis iš esmės labai drėkinantis. Gilotinamasis rankų kremas su tropikų kvapu. 11,99, kai rinkinio vertė yra 23,85. Mega rinkinys. Labai kitas geras savo vertę rinkinys yra šitas. Prabangos klasės rinkinys, į kurį eina blakstienų tušas Lux, labai mylimas, labai mėgstamas klienčių, suteikiantis natūralų tokį atspalvį. Ir kvapusis vanduo Premier Lux, toksai elegantiškas šiprinis aromatas. 19,90, kai rinkinio vertė yra 39,29. Wow. Tada keletas gaminių dar paskutinėme puslapyje. Perkant 2 galioja, žodžiu, čia taip yra parašyta. Perkant 2 yra pirma kaina, perkant vieną gaminį ten apatinė kaina. Tai labai gera kaina šampūnui. 4,79. Gera kaina šitai pėdų kaukiai, man labai patinka, už 4,19, kur nušveičia pėdas. Žodžiu, reikia tiesiog pasižiūrėti, atkreipti dėmesį,
Jeigu kažkas norite pamatyti, paprašykit manęs, aš jums atsiųsiu ir katalogą, ir lankstinuką, kad galėtumėt viską pasižiūrėti ir patys įsivertinti, ko jums reikia ir kurios kainos jums yra priimtinos, nes, tikrai visko aš negaliu ir nespėsiu atpasakoti, nes laikas tiesiog, bėga neįmanoma taip greitai viso katalogą apžvelgti, ypatingai, kai tiek daug gerų pasiūlymų. Ir dar pabaigai, perkant iš šito lankstinuko, bet kurį gaminį, bet kurį rinkinį iš esmės, senėjimą lėtinantį veido kremą su Protinol Supreme, čia su juodųjų ikrų, man atrodo, ekstraktu jis yra, įsigysite už 9,90, kai jo kaina yra 23,50 ir jis tikrai yra labai geras, būtent šiuo periodu aš jį naudoju. Vat pradėjau neseniai vakarais, jis yra labai sodrus, labai, toks, vakarui. Dieną jo nepastepsiu, jis toks tirštas, toksai. Bet mano odos būklė, aš nežinau, ar čia kaip jums atrodo, aišku, biškai šviesos pagerina visada tą vaizdą. Bet ženkliai pagerėjus, jis ypatingai drėkina, nėra išsausėjimų jokių, veido oda atrodo iš ryto tokia, visa kaip palygėjus, patempta ir nereikia galvoti, kad viskas yra tik tai amžius ir jaunystė, nes vis tik tai tai, ką mes darom dėl savęs, mūsų priežiūra, savo odos, savo veido, tų pačių lūpų ar dar kažko, tai nėra tik tai, ta prasme, daug tame yra genetikos. Be abejo, daug yra genetikos, daug yra amžinių dalykų, ten skirtumas, kur 30 keli metai, kur 60 keli moteriai, bet labai daug lemia tikrai ir mūsų kasdienė priežiūra. Ir tai aš nesakau, kad tai lemia kažkoks stebuklingas vienas kremas, ne, bet kiekvienos dienos darbas ir kiekvienos dienos priežiūra ryte, vakare, kažką dėl savęs daryti, kažką pasitepti, susirasti produktus, kurie mums asmeniškai tinka ir tikrai tas efektas matysis ir viso švytėsim ir gerai atrodysim. Tai va, tai tokia buvo rugsėjo katalogo geriausių pasiūlymų apžvalga. Užsitęsusi, ir labai greitai aš pasirodysiu jau su rugsėjo mėnesio naujienų apžvalga, kurių irgi yra labai daug, tokių daug sugrįžusių produktų, kurie buvo anksčiau ir dabar pakeitė truputėlį savo, pavidalą. Tai bus tikrai labai įdomus, turėtų būti labai įdomi apžvalga ir lauksiu jūsų tenai, o dabar atsisveikinu iki sekančio. Ate.